žinom tą svarbą visą, bet tas pirmas turbūt įvartis pačioj pradžioj 3 minutę toks, kaip pasakyčiau, apmaudi gynėjų klaida, kurie žiūri, kas dedasi, o ne žmonės ir kamuolį, kuris ant 5 metrų leidžiasi vartus. Ir aišku, tas buvo toks didžiulis smūgis. Po to, aišku, tas atsiliepė ir į tą patį Staponkos momentą, kur galėjo išlyginti rezultatą. O taip sakau, šiandien buvo mažai futbolo, buvo kova, o tą kovą laimėjo Šiauliai, kadangi tos kovos, kurios laukiau iš savos komandos, tai dar iki dabar neradau ir man labai kyla klausimas, kodėl žaidėjai tie, kurie buvo aikštėje, kad atsinešimas buvo tragiškas. Šiandien iš principo, sakau, mes pralošėm ir su Tauru, ir su Kruoja, ir su Panevėžiu, ir su Sūduva namie, bet čia yra vienas iš skaudžiausių pralaimėjimų, kadangi komanda iš vis pralošdavom tas rungtynės, sakykime, per 20 minučių, bet čia pralošėm visas 90 minučių. Taip pat laukia rimtas pokalbis su komanda ir aišku, nusibraukė visos laisvos dienos. Jeigu žmonės nenori kovoti aikštėje, tai rytoj palakstysim.